Sveiki, su jumis ir vėl susitinkame laidoje VIP gimnazija. Laidoje apie švietimo, mokslo ir laisvalaikio aktualijas tau, miela žiūrovė. Įsibėgėjusi studijų reforma skatina sunerimti dabartinius abiturientus. Šie baiminasi, kad nepateks į valstybės finansuojamas studijų programas. Nerimą vaikyti ėmėsi korepetitoriai. Šie ragina atidžiau žvelgti į mokslo svarbą. Prasidėjus naujiem mokslo metam, vidurinio lavinimo mokyklų duris ėmė varstyti korepetitoriai. Šie draugė su abiturientais ir pedagogais diskutuoja švietimo sistemos pokyčių bei baigiamųjų egzaminų temomis. Yra mokinių, kurie sugeba pasiruošti savarankiškai eidami tik į pamokas, bet yra mokinių, kurie tikrai ieško įvairių būdų, kaip sustiprinti savo žinias ir savo pozicijas metų bėgyje. Būtent, kad turėti konkrečius rezultatus ir garantijas, kad turėsi galimybę stoti ten, kur tu norėtumai, o ne ten, kur tenka pagal pažymį jų gauti iš egzamino gale metų. Kai keičiasi pastoviai tie visi įstatymai, tos visos reformos, dažniausiai mokiniai jau nuleidžia rankas. Aišku, yra tų, kurie yra itin motyvuoti, kurie siekia šimtukų, kurie nori stoti, pavyzdžiui, karo akademijas, dar kažkur, tada jau jie nuo pat rugsėjo mėnesio jau ieškosi papildomų mokytojų. Vienas iš mūsų uždavinių irgi būtų, kad bendrauti betarpiškai su mokiniais ir suteikti jiems komfortabilę tokią aplinką, kad jie jaustųsi jaukiai galėdami išsiaiškinti ir su mokytoju, ir egzamino vingrybės, ir psichologinius galbūt niuansus, nes tas nežinojimas labiausiai ir kankina. Nežinia, nežinojimas. Pašnekovė tikina, jog papildomų mokytojų poreikis didėja dėl sunkėjančių brandos egzaminų užduočių bei išaugusio stojimo balo kartelės. Pastaroji daugeliui būsimų studentų užveria kelius į nemokamą mokslą. Tikrai tai būna, kad ir tos pačios mokyklos mokytojai skatina, netgi neslaikam spėja, nes konkrečiam dalykui ruošiasi 20 mokinių ir daugiau. Aš manau, kad ne kiekvienas mokytojas gali paruošti stiprų kandidatą. Tarkim, ne kiekvienas mokytojas gali paruošti mokinį stoti į medicinos universitetą. Taip, kad reikia, mokiniai todėl ir ieško papildomo, ar tai kito mokytojo, kuris galėtų pateikti žinias kitaip, aiškiau. Tiesiog išbando įvairius būdus. Dažnai neužtenka laiko, dažnai ne visi mokiniai būna tiek motyvuoti, kad būtent konkrečiai kalbu apie mokinius, kurie nori studijuoti medicinos universitete, kur būtinas yra biologijos žinios ir stiprios labai žinios. Korepetitoriai tikina, jog ne visų mokyklų bendruomenė palankiai žiūri į jų veiklą. Esą mokytojai jaučia konkurenciją. Anot pašnekovės, netgi patys mokiniai nedrąsiai kalba apie korepetitorius, ypatingai girdint mokyklos pedagogam. Tai nėra normalu ir aš manau, kad taip neturėtų būti, bet kadangi yra situacija tokia susiklošiusi, kad visi juk norim gauti geresnius rezultatus visuomet, visur, dėl to taip ir gaunasi. Ir aš manau, kad mokytojai patys turėtų paruošti taip, kad nereikėtų papildomai sėdėti, bet taip nėra. Taip, nepavyksta tos diskusijos vystyti atviros, nes dažnai dalyvauja trys pusės. Aš, mokiniai ir mokytojas, kuris vadovauja. Jis tarsi jaučiasi atsakingas už pačius mokinius ir labai retai tenka išgirsti jų pačių nuomonę. Tiesiogiai jų pačių nuomonę, nes tiesiog tokia atviros diskusijos forma labai mažai vyksta, kurios aš tikėčiausi tokios formos. Mokiniai, manau, kad taip būna suinteresuoti, klausimus užduoda, bet konkrečių dalykų neklausinėja tiesiog, kaip čia, kokie mokytojai, bet savęs neregistruoja, atvirai to nedaro, nesijaučia laisvi. Tai galbūt jaučia iš mokytojų spaudimą, nemanote, ten daugiau ar mažiau griežtą akį? Taip, be abejo, tarsi jaučiasi įpareigoti būti lojalų savo mokytojui ar neieškoti papildomos pagalbos iš šalies, kai kiekvienas gali rinktis pagal savo reikalavimus, pagal savo išgalės, pagal tai, kiek kam reikia. Nes ne kiekvienas, kaip minėjau, mokytojas gali stipriai paruošti mokinį. Ypač jaučiasi stipresnėse mokyklose, gimnazijų, kurios turi gimnazijų vardą. Ir jos stengiasi apginti savo vardą, bet neparodydamos
neleisdamos tai diskusijai vystytis. Galbūt jie yra teisūs, bet mokiniams pareikšti tavo nuomonę visą laiką smagu išgirsti, kad jie stiprus. Aš jeigu klausiu, ar galėtumėm padiskutuoti su mokiniais arba kažkokiu artimu metu, galbūt mes susitiktumėm ir netgi siūlau susitikti su atstovais iš universitetų, yra galimybė, kurie nori orientuoti profesiją savo kaip biologijos, chemijos. Tai dažniausiai teko daugiau su pavaduotojais, tai sako, kad mes paruošiam patys ir mūsų nedomina tos jūsų papildomos žinios ir jūsų norai. Nors konkrečios statistikos, ar gerėja ir kiek mokymosi rezultatai, papildomai gilinant žinias, nėra, specialistė puse lūpų užsiminė, jog tokiais atvejais pažymiai gali pagerėti net iki 25%. Be to, egzamino metu abiturientas jaučiasi tvirčiau ir gali tikėtis pasiekti ypatingai gerų rezultatų. Šiais metais tikslinsim, kas buvo praeitų metų rezultatai, bet tikrai yra pagerėję pačių moksleivių individualūs rezultatai, kurie buvo mokslo metų pradžioje ir mokslo metų pabaigoje. Teoriškai brandos egzaminai sudaromi remiantis mokymosi programomis. Šiukštu, ne vienas klausimas negali būti rengiamas remiantis papildomais šaltiniais neįtrauktais į bendrą ugdymo turinį. Tačiau patys mokiniai teigia, jog praktiškai neįmanoma pamokų metu įsisavinti viso reikalingo žinių bagažo. Man atrodo, kad trūksta žinių ir siekiant gerų rezultatų, tai manau, verta lankyti papildomai. Nemanau, kad mokytojai ruošia blogai, tačiau jeigu nori išlaikyti egzaminus gerai, tai dėl manau reikia dar papildomai pasiruošti. Stojant į aukštąsias mokyklas, tu sieki, kad mokslas būtų nemokamas, o šiais laikais tai yra sunku, nes dabar egzaminai yra valstybiniai pasunkėję ir apskritai dabar beveik panaikino mokyklinius, tik tais keletas likę, tai manau, verta lankyti papildomai. Jaunuoliai tikina, jog mokytis papildomai skatina ne tik bauginanti švietimo sistema, bet ir dažnu atveju per mažas